Kai turi planuotoją, netenki viso šventės planavimo džiaugsmo. Ne, su planuotoja tu kaip tik gauni tik džiaugsmą ir praleidi visus vargus. Planuotoja tikrai mielai pasidalins planavimo darbais tiek, kiek jūs norėsit. Norėsit rinkti servetėlių spalvą, visas detalės savo vestuvėse, tai jinai tikrai mielai tą padarys su jumis. Norėsite, kad jums nesuktų galvos, jinai tikrai smulkmenas nuspręs už jūs. Tai planuotoja jums leis dozuoti planavimo tiek, kiek jums patiems norisi. Ir visus vargus pasiliks savo ir užkulisiuose, turiu net nesužinoti. Tai jeigu planuotoja nenusprendžia už tave, tai kam jos reikia? Juk vis tiek visus didžiausius sprendimus turėsi priimti pats. Jeigu jūs rinktumėtės tiesiog tiekėjų, tai susidurtumėt su kokiais 300-400 fotografų, 200-300 videografų ir 500 vedėjų. Manyčiau, pasirinkti iš tokio skaičiaus būtų ganėtinai sudėtinga. Planuotoja išsiaiškina visų pirma jūsų lūkestį, visų antra žino jūsų vestuvių viziją. Pagal tai parenka kelis vedėjus, kurie visi atitinka jūsų vestuvių viziją ir tada jau jūs galite iš tų 3, 4 ar maksimum 5 žmonių išsirinkti tą, kuris yra arčiausiai jums širdies.